Taip, dar kartą sveiki. Tai kadangi kandidatas kandidatuoja vicemerus, tai neišeis čia apsieiti be politikos. Tai vis tiek yra politinė situacija ir daug politikos. Pas mus netgi šiandien tarybai daug politikos buvo. Tai gerbiamas Edvardai, aš tiesiog, kas man rūpi, man rūpi pačio politinės pažiūros. Manyčiau, tai labai svarbu šiandienai ir man dar rūpi, kaip Tamsta Edvardai, tu pats sureagavai kaip tarybos narys į kolegos būtent Domanto Kairio šitos pareiškimus, nes matėm tik tai tavo pasidalinimą Facebook'e, bet kažkokios tai reakcijos oficialios dėl Domanto veiksmų ir pasikartojančių veiksmų, čia ne pirmą kartą, tai iš tavęs nematėma. Tai tiesiog tokį tau politinį klausimą, kaip tu vertini šitas dalykus. Labą dieną visiems. Gal trumpai pasakysiu, kad dėkoju gerbiamam merui, tarybos nariams, administracijos darbuotojams bei visiems stebintiems šį posėdį, kad galiu pasisakyti ir tikrai aš buvau pasirašęs 5 lapus kalbėti ir gal tikrai trumpinsim laiką ir atsakysim ir klausimus. Taip, mano politinės pažiūros yra Nemuno aušros, pritariu vykdomai veiklai pirmininko, programos nuostatom ir čia nieko nepadarysi, aišku, kažkam gal ir nepatinka. Dėl Domanto Kairio iš tikrųjų mes priėmėm sprendimą ir jeigu leisite, aš pasisakysiu prie kitų klausimų 49, arba galiu dabar automatiškai šitą ir paskaityti. Aš atsiprašau, yra Edvardas užsirašęs to klausimų kalbėti, prie kitų klausimų, jeigu Zigmantai neprieštarautumė, tada bus įsakyta pozicija prie kitų klausimų. Pasakys. Gerai, tada Edvardai prašom. Iš tikrųjų, tada aš pranešimą padarysiu dabar, jūsų pagėdavimu. Politinės partijos Nemuno aušra ir liberalų sąjūdis. Šilutės rajono savivaldybės tarybai. Pranešimas 2025 metai, 02.27 diena. Šilutė. Domantas Kairys nuo 2025 metų vasario 24 dienos nebėra mūsų frakcijos narys. Mūsų frakcija mano, kad Domantas Kairys pasidalintų postų socialinėje erdvėje skaldo, o ne vienyje visuomenę. Tokia veikla negalima, todėl atsiribojame nuo Domanto Kairio pasidalintos nuomonės. Frakcijos pirmininkas Edvardas Jurinas. Ačiū. Taip, Zigmantas Medliūnas, prašau. Aš tik norėjau pasitikslinti, sekmadienį turbūt gavome ar pirmadienį elektroninius paštus pranešimą, kad tokia frakcija kaip Nemuno aušra ir liberalų sąjūdžio frakcija nebeegzistuoja. Šiandien girdim pranešimą, kad nuo šiandien. Supratau. Tai gerai, tai čia žodžiu, jūs jau šitą išsiaiškinkit. Tai tada susijęs su šituo pareigybės klausimu. Tai aš kai pamačiau šitą papkę, kur jūs išsitraukėt, kokią jūs šitą kalbą buvot pasiruošęs, tai biškai išsigandau, kad čia iki 5 nebaigsim, bet, gerai. 5 baigėsi savivaldybės darbas. O norėjau paklausti tada, kokios jūsų yra kompetencijos konkrečiai ir atskirai susiję su švietimu, socialinių reikalų ir kultūros sritim. Taip pat ir sveikatos apsaugos srity jūs irgi kuruosit. Tai prašyčiau kiekvienai tai sričiai išskirti savo kompetencijas ir dėl ko jūs manote, kad jūs esate tinkamiausias kandidatas savivaldybėje kuruoti šitos klausimus. Bet prašau nesumalt, o išskirti kiekvieną sritį atskirai. Ačiū. Ačiū už klausimą. Švietimas, kultūra, jaunimas, sportas, sveikata bei socialinė parama, tai sritys, kurios man artimos ir žinomos. Šitais klausimais, visų šitų sričių klausimais, mes esam sutarę su Seimo nare Daiva Žebelienė nuo pirmadienio iki penktadienio aptarti, ji man perduos ir susakys visus svarbiausius dalykus, kuriuos reikės atlikti mano darbe. Tai aš tiek. Ačiū, aš dar galiu paantrinti, kadangi tai yra politinio pasitikėjimo postas ir tiek ir meras, tiek ir vicemerai, jie formuoja politinę nuomonę ir politinį foną savivaldybėje.
tai kažkokių dalykinių, konkrečių žinių tai nėra būtinybė turėti, tuo labiau, kad mes esame komanda ir aš tikrai jau švietime esu tikrai patyręs toje srityje, tikrai mes su Edvardu sutarsime, apsitarsime, kitose srityse taip pat turime specialistus, mes niekada nieko nežinome iki smulkmenų, tai čia yra toks, reiškia, kiekvieno vicemero ir mero, kuris ateina į pareigas, dar ir pasižvalgymas, ir pasidomėjimas. Tikrai aš manau, kad Edvardas turi tam, reiškia, galimybių, kompetencijų pasigilinti ir pasidomėti. Tai to aš nebejoju. Taip, Sana Tamašauskienė, prašau. Norėčiau kolegos paklausti, o kur ir ką jūs dirbote iki tampant tarybos nariu? Tai taip pat susiję su jūsų kompetencijom ir patirtimi. Ačiū už paklausimą. Iš tikrųjų, čia būtų mano prisistatymė, jūs ir girdėję, bet kadangi mes viską trumpinam ir čia liko labiausiai mane žinantis ir pažįstantis, tai, bet iš tikrųjų taip. Aš galiu pasakyti, esu baigęs Švėkšnos Saulės vidurinę mokyklą, paskui baigiau, reiškia, šitą Klaipėdos valstybinę kolegiją dabartinę technikų mechanikų, kur dirbau paskui hidraulinės pavarose meistrų inžinierium bei firminės parduotuvės vedėjų, paskui kūriau savo įmonę. 2014 metais pakankamai vėlai baigiau Klaipėdos universitetą ir įgijau turizmo ir poilsio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Taip pat su jaunimu, su švietimu aš susijęs taip visuomeniniais pagrindais. 2006 metais su aktyviais moksleiviais Viliumi ir Gintarė įkūrėme Šilutės fotografų klubą, kurios veikloje aktyviai dalyvavo vyresnių klasių moksleiviai. Nu ir kiti mano 5 lapai pasisakymų. Taip, ačiū. Zigmantas Meliūnas dar kažką nori paklausti. Žinokit, tiek anonsavo vicemeras būsimas, tiksliau kandidatas į vicemerus, tą savo kalbą, gal leiskim jam perskaityti. Žmogus ruošęs 5 lapus rašė. Leiskit jam perskaityti šitą kalbą. Aš nežinau, jeigu kandidatas nori, jis gali skaityti šitai tiek, kad ir tarybos narių, nes aiškumas geriausiai yra, turbūt yra klausimuose. Taip, tai galbūt aš visgi, matydamas, kad tarybos nariai ir kandidatas, ar norite kandidatas Edvardai skaityti tą pranešimą? Kaip bus paprašyta, pasakyta, taip ir padarysim. Gerai, jeigu tai yra. Tai yra kitokių nuomonių, gal iš tikrųjų. Gal iš tikrųjų sakė, kad nebūtų Žygimantai Kurlianskai. Geriau konkrečiai klausimus. Paklauskime. Aš, merė, visgi būčiau tos nuomonės, kad reikia gerbti žmogaus pasiruošimą ir nusiteikimą ir būtų bent jau mandagu išklausyti pasiruoštą kalbą, bet jau čia kaip jūs nuspręsit ir kaip turbūt kandidatas nuspręs, kadangi išgirdau, kad būsit atsakingas ir už sporto dalį, kaip ir pranešime prie biudžeto šiek tiek užsiminėm, kad tikrai jau kuriama sporto infrastruktūra, atsiras galbūt kelerių metų bėgyje ir sporto arena. Na ir tikrai turbūt kiekvienam lietuviui imponuoja, kai vietinėse komandose brandolį arba bent jau padedančiuosius žaidėjus sudaro vietiniai žaidėjai, jauni žaidėjai, kurie vėliau išauga į aukštesnio sportinio meistriškumo profesionalus. Taigi, Edvardai, aš norėčiau paklausti, kadangi jau kuruosit šitą sritį, kaip manot, ko trūksta Šilutės ugdyme sportiniam, kad mūsų tiek futbolo, tiek krepšinio komanda galėtų pasiekti šitą tikslą? Ačiū už paklausimą. Iš tikrųjų, apie sportą irgi aš esu kaip ir turintis nuomonę savo, reiškia, visuomeniniai veikloje. Aš irgi su jaunimu dirbau, užsiėmiau, kuris važinėjo BMX dviratukais, mes ten ir darėm projektus, ir rašėm, ir kažką tai gavome mes. O šiaip su jaunimu, su krepšiniu, su futbolu reikia
kad būtų žaidėjai, kad būtų, kurie dega širdimi, kad darytų savo, reiškia, su meilė, atsilieptų į tos visus iššūkius, kurie jiem tenka dirbti. Ačiū. Daugiau klausimų nebėra. Ačiū. Daugiau nėra pasisakančių. Tai ačiū. Advedas, prašau. Dėl skatinimo iš tikrųjų yra labai puikia komanda, yra ir jaunimo taryba, yra administracijos komanda, yra mero komanda. Ir tikrai sutarsim, ką labiau pirmą reikia skatinti. Tai čia bus susitarimo klausimas. Ačiū. Siūlau baigti paklausimus. Kandidatas aiškus, visiems pažįstamas, ne pirmą dieną. Prašom balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. Balsavo 19 už, 3 susilaikė, 1 nebalsavo, balsų daugumas, sprendimo projektas priimtas. Tai